Jūs tikriausiai savo aplinkoje dažnai girdite frazę aš šiuos Ironmanai, aš dalyvausiu Ironmane, kažką panašaus tokia formate. Ir tikriausiai dažnai nelabai suprantate iš viso, apie ką čia kalba eina. Tai šiandien bandysim pasiaiškinti, kas tas Ironmanas yra. Ir šiaip, kas yra triatlonas, kokios yra distancijos ir taip. Ironmanas nėra triatlonas, tai tikrai varžybų organizatorius. Aišku, tiesa yra tai, kad Ironmanas išgarsino triatloną, kaip ir viskas nuo ten ir prasidėjo, bet turit suprasti, kad triatlone yra žymiai daugiau. Triatlonas neapsiriboja tik Ironmanu. Ok, tai nesupraskite manęs klaidingai. Ironmanas technically nėra triatlonas. Ironmanas yra varžybų organizatorius, bet jie kaip ir turi savo geras senas šaknis triatlono pasaulyje, nes nuo ten kaip ir viskas prasidėjo. Ironmanas bendrai dabar organizuoja ir tikriausiai didžiausias varžybas triatlono pasaulyje, surenka kiečiausius triatletus ir tenais tikriausiai visi esminiai dalykai vyksta, iš ten visi pokyčiai ateina. Ir manau, kad daugam būtent tas žodis Ironman asocijuojasi su triatlonu. Ir pasaulyje tikrai yra alternatyvų Ironmanui ir kitų varžybų organizatorių. Ir iš tiesų, man asmeniškai, čia jau asmeninė nuomonė, kas yra svarbu, tai rasti pigesnių alternatyvų, nes šiuo metu Ironmanas tikrai darosi vis brangesnis ir brangesnis, o triatlonas bendrai yra brangus sportas, tai norisi kažkokių pigesnių alternatyvų. Aišku, yra tie bucket list race, bucket list varžybos, kuriuose norisi sudalyvauti ir tu sumokėsi bet kiek pinigų, bet jeigu tavo tikslas yra pasiekti kažkokį rezultatą ar važiuoti, sudalyvauti kažkokioje distancijai, aš esu tikras, kad tikrai įmanoma rasti alternatyvų. Aš ir pats radau alternatyvų, kurias neradau, bet man parekomendavo, kur galėčiau sudalyvauti, kas ne tiek daug kainuoja, kiek Ironmanas, bet distancija ta pati. Aišku, kiti organizatoriai, bet iš komentarų, ką žinau apie tas varžybas, tai turėtų būti lygiai taip pat nuostabios varžybos, tik kiek mažesnės. Manau, kad daug žmonių, kurie girdi savo rate šnekančių žmonės apie Ironmanus, pagalvoja, kad norėtų sudalyvauti, bet galvoja, kad Ironmanas, tikrai didelė distancija, reikia daug pasiruošimo, reikia investuoti daug laiko, kas yra tiesa, bet jeigu tu nori sudalyvauti triatlone bendrai, yra kur kas daugiau pasirinkimų, yra kitos distancijos, kuriuose tu gali sudalyvauti su mažesniu pasiruošimu ir jos neužtruks ten 15 valandų, tu gali dalyvauti per valandą, gali per 2, gali iš tiesų ir per 40 minutės sudalyvauti. Tai viskas priklauso nuo pasirinktos distancijos. Tai kokios tos distancijos yra? Pradėkim nuo pačios trumpiausios, tai yra super sprintas, entry levelio distancija, kuri dažnai žinoma Lietuvoje kaip Tri-Fun distancija. Jis susidaro iš 400 metrų plaukimo, 10 km dviračių ir 2,5 km bėgimo. Tai tikrai trumpa distancija, kur daug kas galėtų, manau, įveikti be didelio pasiruošimo. Ir manau, tai yra lengviausias, toks mažiausias barjeras sudalyvauti triatlone. Po super sprinto mes prieinam prie sprinto. Sprintas susidaro iš 750 metrų plaukimo, 20 km dviračio ir 5 km bėgimo. Tai vis dar distancija, kuri yra ganėtinai draugiška naujokams, ganėtinai greitai
tarp valandos ir pusantros valandos turėtumėt užtrukti. Čianais Lietuvoje galima dalyvauti dviejuose šitos rungties variantuose, tai realiai triatlono taurės ir triatlono federacijos. Tai triatlono taurė labiau yra draugiška visiems ir tenais galima dalyvauti ir su atskiro starto dviračiu, ir su paprastu plentiniu dviračiu, tačiau skirtumas esminis yra, kad tenais yra non-drafting varžybos, tai negali minti kažkam sėdėdamas ant rato, o triatlono federacijos varžybose yra draft legal varžybos, tai ten gali dalyvauti tik su plentiniu dviračiu ir tik tais ir galima važiuoti grupėje. Po sprinto keliamės į standartinę distanciją arba dar kitaip žinoma kaip olimpinę distanciją, nes spėkit kodėl tokia distancija daroma olimpiadoje. Matematika ganėtinai paprasta, tiesiog paimam sprinto distanciją ir padvigubinam ją, tai turime 1,5 kilometro plaukimo, 40 km dviračio ir 10 km bėgimo. Olimpinė distancija bendrai prasidėjo nuo Sidnėjaus olimpiados 2000 metais, nuo kada triatlonas bendrai ir tapo olimpiniu sportu. Toliau keliamės į Ironmano distancijas. Ironmano distancijos truputėlį ateina iš kitos šeimos distancijų, ne olimpinių distancijų. Pradėkim nuo pusės Ironmano. Distancija yra 1,9 km plaukimo, 90 km dviračio ir 21 km bėgimo. Tai distancija, kuri jau tikrai prasideda kaip tikras iššūkis, daug žmonių nori finišuoti šitą distanciją ir tikrai sunki. Vidutiniškai tikriausiai laikas finišavimo yra apie 6 valandas. Tai tikrai ilga diena nusimato tiems, kurie dalyvauja geresniems, tai artėja link 5 valandų, o dažniausiai mėgėjų triatletų, kurie jau tai užsiema šiuo sportu, taip užtikrintai, pirmas tikriausiai iššūkis būna padaryti pusės Ironmano distanciją per greičiau nei 5 valandas. Ir po pusės Ironmano mes prieinam prie tos vyšnios ant torto, to didžiausio iššūkio, tai yra Ironmanas. Ironmanas yra paprasta matematika, padvigubinam pusę, gaunam 3,8 km plaukimo, 180 km dviračio ir 42 km bėgimo. Tai yra tikrai beprotiška diena, tai tikrai sunkus challenge'as, įsivaizduokit. Tu praeini 180 km ir tada dar lieka maratonas. Finišavimo laikai tikrai varijuoja tarp 10, 11, 12, 15 valandų. Pro atletai, profesionalai tai padaro per greičiau nei 7 valandas. Tai su profesionalais yra sunku lygiuotis, jie tikrai kosmiškai greiti, o mėgėjai tiesiog dažniausiai bando tai įveikti, finišuoti, nes tai yra tikrai keistai smagu. Tai kažkodėl mano kamera nustojo filmuoti ir neįrašė visos video pabaigos, bet anyways, ką aš norėjau pasakyti, tai kad Ironmanas tikrai didelis iššūkis gyvenime, pasiruošimas Ironmanui tikrai daug ko išmoko, ne vien tik tai dėl to pačio fizinio pasirinkimo, bet ir tavo emocijų valdymas, tavo mentalitetas, koks tu turi būti, tikrai atneša naudos ir realiam gyvenime, ne tik kad sporte. Tai galėčiau tik rekomenduoti. Aišku, ne visi nori tai daryti tokiu masteliu kaip Ironmanas, bet mažesnėm distancijom triatlonas yra tikrai smagu. Jis turi 3 disciplinas, bet tave išmoka dar ir disciplinas, kas yra ganėtinai juokinga, bet jo, tai va. O ką jūs galvojat? Ar turit kokių distancijų, kur norėtumėt sudalyvauti, ar turit kažkokių idėjų, kur norėtumėt išbandyti save? Jei neturit ir turit šiaip klausimų, tai rašykit komentaruose apačioj, aš juos paskaitysiu ir atsakysiu ateities video.
Ir ačiū žiūrėjusiems ir iki.